Labas rytas. 8 diena. Esame prie Uostadvario. Plauksim į Nidą. Šiandien pailsinė tokia diena, pusiau 10-15 km. Ir viskas bandysim ieškoti iš tikro Neringoj, poilsiavietės ar kažko tokio. Žinau, nelegalu kempinti yra, bet turim hamaką, turim miegmaišius, tai gal tiesiog nusimėsim kur paplūdimy ant smėlio, dar kažkur mąstysim, dar pasimatyti. Turim dar laiką, papusryčiausim Uostadvarį prieš laivui atvykstant. Uostadvaris. Va lengva mankštelė iš pat ryto. Vykom. Turim šiek tiek laiką, daromės grikių košės su kūnu. Šiandien vėl man naktį nustojo veikti sensorius praėjus 5 dienom nuo šauto. Tai pusę tik tai laiko atlaikė. Šiaip tokių nebūdavo anksčiau prikolų, bet yra kaip yra. Naują užsidėjau. Svajonė. Atplaukiam. Minijos kaimas, Uostadvaris Nida. Laukiam Artūro. Jūra, atvykom. Pailsėt. Pavažiavau čia kilometrą. Parduotuvės. Baisiai karšta, baisiai kaitina. Tai pavėsėlį mes čia pagulėsim, šiek tiek pailsėsim. Žiūrėsim, kiek čia važiuoja šiandien reikės. Pagulėjom, pamiegojom valandėlę kopose. Ką važiuojam, 4 valandas. Gerai pailsėjom. Važiuojam prie Eilą, ten šiek tiek toliau, 11-15 km. Ir kažkur bandysim kempinti Neringoj. Yes, boys! Yes, boys! Wow! Labas. Teisim užkilti kalniuką Nidoje. Čia tarp tų Kuršių nerijos ir jūros yra pakilimas nemažas. Jungi greitį ir važiuoji. Kom, jūs.
žuvis, rūkyta žuvis, šviežiai. Populiariausias turbūt maistas prie jūros - žuvis. Smagus takas, labai geras, superinis. Yes. Vėl kepam karštą. Praktiškai išdaugia. Gaivus oras, gaivu. Gera kvėpuoti. Kam teks važiuoti per Neringą. Todėl Neringą siūlyčiau važiuoti dviračiais. Puikūs takai. Nuo Juodkrantės išvis naujas takas padarytas. Tai vėliau parodysiu, kaip jis atrodo. Super. Na ką, bandysim šiandien pakempinti. Visur, kur tik eina stogas. Super. Viskas, diena 8 pasibaigė. Ačiū visiems, kas sekat, kas žiūrit. Ir iki rytojus.